Labas, Dariau, sveikas, ačiū, kad atvykai. Labas, Benai, malonu. Nu, kaip ir esam seni pažįstami, bet teko kartu dirbti 2 vasaras, man atrodo, ne? Porą vasarų, Porą vasarų, jo. kalbėjau su rinktinė. Nu, ta prasme, paskutiniais čia tais metais, jeigu ten neskaitant tų, kai tu dar buvai, ten tik tai skautinai ir prisijungdavai trumpai, bet paskutinės tas 2 vasaras kartu, jo. Jo, kalbant apie jau trenerių darbą bendrai kartu, tai man žinai, kaip dabar tokie pirmas klausimas, nes yra labai praplitęs toksai klausimas, kur aš mano ten podcastuose, kur aš klausausi nelabai ten apie krepšinį, bet apie kitus dalykus ir parodo tokį, kaip žinai, vietoj to, kaip to sekasi ar kažką, kaip ir pasilabinimas, tai klausimas toksai yra, kaip tu šiom dienom miegi. Tai parodo tikrąją streso būseną. Jeigu šiąnakt gerai, naktį prieš tai labai blogai. Priklauso, kada paklausia. Priklauso, tai žinai, mūsų ta darbo linija tokia, kur viskas nuo tavo darbo priklauso, tavo savijauta, tavo miegas, žinai, jeigu gerai susiklostė, treniruotės, varžybos ir tas miegas geresnis. Jeigu nelabai gerai, tai tada tas miegas nelabai geras. Tai va, būtent tą ir norisi atskleisti. Tai mes šiandien pasikalbėsime apie tos visus psichologinius sunkumus, tiek kaip žaidėjas, tiek kaip treneris, kaip suvaldyti, kaip tos iššūkius praeiti ir kokie šiais laikais yra iššūkiai gal kitokie, negu buvo tavo laikais, kaip tu žaidėjai. Tai man įdomu pradėti nuo tavo žaidėjo karjeros truputį, kažkiek tai tą ugdymą, psichologijos iššūkiai. Tai man įdomu, kaip tu ten, nekalbant, žinai, tą visą procesą, kad nereikia praeiti ten kiekvieno etapą, nes čia galėsim kalbėti iki rytojus. Bet iš esmės į NBA patenkant ir taip ateinant į locker roomą, ne, NBA, koksai buvo toksai pirmas aha momentas, ar kažkoks, kur tau buvo kažkiek tai, susieina tokie pasauliai skirtingi ir tau buvo vis toksai wake up call gal? Tai tas pirmas momentas, kai tu ateini į Rūbinę ir tu turi Vladą Divacą, Ežą Stojakovičių, Maiką Bibi, Bredą Milį, Krisą Weberį, Da Kristi, Bobby Jackson, žinai, kur tu turi all-starus realiai, tarptautinių šalių, ten, sakykime, Serbijos legendas, ir tu turi tų super veteranų komandą ir tu esi vienintelis rūkis. Ir tada tu tas, aš čia, žinai, jau pagaliau kažką tokio įvyko, tai tas ir buvo, nes aš po tų metų, kai aš žaidžiau Europoje, su CSKA mes patekome į finalinį 4 Eurolygos ir tada jau sekančiais metais aš išvažiavau į Sakramentą. Tai nebuvo mano pirmi profesionalo metai, bet buvo pirmi metai NBA. Ir tas, žinai, tu jau pagaliau ateini į tą Rūbinę ir sakau, tu sėdi su tokiais žmonėm ir tas, žinai, wow, tu jau, žinai, tam lygiai. Bet buvo bendravimas toksai tarptautinis, kaip tave akceptavo, kaip naujoką, kad iš Europos kažkiek tai vis tiek kažkokia turi asociacija su Vladu Divacu, su Stojakovičium. Buvo, ir čia, žinai, buvo kaip tik iš karto po tų 2003 metų Europos čempionato. Ir Peža žaidė už Serbiją, aš žaidžiau už Lietuvą, mes juos eliminavom ketvirtfinaliai. Ir mes tada laimėjom aukso medalius Stokholme. Ir atėjęs iš karto į tą Rūbinę ir Vladį ir Pežą labai mane pasiėmė, kaip, žinai, amerikonai sako, po savo sparnu tą pasiėmė jauną europietį ir manim pasirūpino, tai visas tas buvo labai šiltas priėjimas iš jų pusės. O tas pirmas sezonas, toksai kaip rookie sezonas buvo, kad kažkiek tai, kad visiškai kažkokie dalykai ne į temą, kur ten Rūbiniai elgiesi gal ne taip ir tada tave turi pataisyti, ar ten kažkokias uždaviniai, kur tau nebus visiškai nekrito į galvą. Ne, matai, kai ten žinai, kur visi sako rookie harassment, ten tie visi dalykai, tai buvo tas pirmas mūsų kaip komandos draugų susirinkimas, žinai, ir aš vienintelis naujokas. Ta prasme, po manęs buvo 4 metai Gerald Wallace, kur po to išėjo į Charlotte ir tapo all-star. Tai jisai buvo po manęs sekantis žaidėjas. Tai, žinai, po to susirinkimo ant baltos tos lentos surašė visi žaidėjai savo pageidaujamus norus, ko kam reikia, ten, žinai, šuns maisto, vaikam pampersų, ten man to, žinai, ir tą lentą ir man paliko. Ir aš ten be jokio didžiausio to kažkokio, ką aš čia nedarysiu, ką iš čia, žinai,
Aš paėmiau viską, supirkau, viską suvežiau ir viskas tuo ir baigėsi. Ir tada likusią sezono dalį aš nemokėjau nei už vieną vakarienę, už jokias ten papildomus dalykus, visą laiką veteranai manim pasirūpino, nebuvo tokio, kur žinai, nes gal buvo toks kaip ir testas, ar tu čia bandysi spardytis, ar tu čia, žinai, kažką normalus zedas. Tai pas mus, aišku, vėlgi, tie žmonės toj Rūbinėj buvo super veteranai. Gal jiem nebuvo, žinai, išlikę tas per daug, kad ai, mane jauna čia, žinai, liepia man sultis nešioti ir kuprinytės nešioti. Ir jie patys gal to nepraėjo. Jų gal tas mentalitetas kitoks buvo. Tai jie ir su manim kitaip elgėsi. Nu, tai tokiais vieną kartą reikėjo tą apsipirkti. Buvo tas, kur, žinai, vežas skydavo, man rytais atveš Jamba Juice, ten tai yra sultinė Jamba Juice, šaltas Jamba Juice, ar ten donutsų kažką. Tai pas mane, kadangi aš visą laiką iš savo apartamentų važiuodavau į treniruočių bazę pro ten, tai gavosi kaip tokia rutina. Ryte atsikeli, nuvažiuoju iki Jamba Juice, kava, Jamba Juice, užsakymas, jau jie žinodavo, aš tik pasiemu, iš karto treniruočių bazę ir viskas. Tai nebuvo kažkoks papildomas hassle, žinai, kur man čia dabar reikia važiuoti kažką, tai tapo kaip mano dienos rutina. Nu ja, kaip ir pakeliui viskas, tai taip ir vis tiek. O einant pro skirtingus etapus kitose komandose, kitus locker roomus, buvo kažkokie, kur tai visiškai drastiškai kitoks locker roomas ir kitokia dinamika, kur buvo gal kažkiek tai toksiška, tokios pamokos, kur tu galėjai pasisemti, va čia gal geras sulyginimas su veteranų komanda ir tada, kur visai kitoks yra mentalitetas. Ne, tai turėjau, aišku, po 2 metų Sakramente buvau Čikago, kur tada visiškai kitokia Rūbinė, nes ten atvirkščiai. Ten aš jaučiausi kaip veteranas, nors tai buvo tik tai 3 mano metai lygoje, nes ten buvom aplamai visai labai jauna komanda. Erikas Paikauski buvo vienas iš veteranų, Tela Harrington buvo vienas iš veteranų. Visi kiti buvo 1, 2, 3 metai. Ben Gordon, Luo Deng, aš, Kirk Heinrich, Tyson Chandler. Tokie, sakau, 1, 2, 3 metai ta komandėlė tokia buvo, kur mes buvom jauni žaidėjai ir tų veteranų tokių super kažkokių neturėjom labai daug, turėjom porą ir visiškai kitoks vaibas buvo. Aha. Man įdomu, nes NBA, įdomu, šiuolaikinė NBA ant kiek jinai skiriasi nuo tų laikų, nes pavyzdžiui, kaip ir paskui vėliau kalbėsime apie treniravimą, ne, kaip buvai su Spursais, bet matėjau jau biškį naujovišką Rūbinę, ne, toksai kontrastas yra kaip anksčiau, gal buvo daugiau to kalbėjimuose, jeigu tokie kažkokie konfliktai buvo tiesioginis, toksai akivaizdus, tada išspręsti tą konfliktą, o dabar šiais laikais toksai yra gal daugiau aš turėsiu tavęs, tu nelės manęs, mes taip, žinai, išspręsim taip nekalbant kažkaip. Aš manau, kad yra daug tiesos ir čia gal net sakyčiau, aš tą paimčiau iš savo treniravimo San Antonijui, kiek aš su žaidėjais bendrauju, nes mano paskutiniai metai NBA vis tiek buvo ten tie 2-11 lokauto metai. Dabar yra 26. Tai kiek aš buvau su San Antoniju, tas bendravimas žaidėjų tarpusavio, žinai, kur vis tiek atsisėdi, tu su žaidėjais bendrauji ir mano laikais tai buvo, tu atvažiuoji į miestą, tu nusileidi ir, žinai, šaikę visi susirašom, kur einam vakarienę, kur einam valgyti, ten, šitą mieste ten tas restoranas geras, einam, žinai, Beža, Vladė, Bradas, aš, ir mes tos tapo kaip rutina, vos net tu žinai jau, kur atvažiuoji, kur eisi, ir tas bendravimas, toksai buvo tų telefonų, sakykim, ten socialinių medijų, tai buvo, net nebuvo Instagramo, nebuvo ten tų visų dar dalykų, kai aš buvau Sakramente. Dabar viskas yra, tas bendravimas, kiek aš mačiau jaunimo, yra su ausinėm, priešais game konsolę ir jie daugiau laiko praleidžia vieni, žaisdami tuos žaidimus, ar tai būtų, sakykime, Europoje daugiau FIFA žaidžia žaidėjai, ar ten Counter-Strike'as, ar kokį jau ten jie bežaidžia. NBA, gal kiti žaidimai, bet šiuo metinis jaunimas, jie daugiau laiko praleidžia to socialinėje erdvėje. Tie Instagramai, tie visi X-ai ir visa kita, tais laikais to nebuvo ir tas, žinai, veidas į veidą bendravimas, tarpusavio bendravimas su žmogu buvo tankesnis negu yra dabar. Jo, tais laikais socmedija, Facebookas tik prasidėjo, toksai kaip būdavo. Facebookas jau buvo, Instagramo ne dar. Tai buvo, aš kaip buvau univerė, tai buvo, aš turėjau tą pirmą .edu, ne, kur EDU. Ir taip, tavo universiteto e-mailą.
Ir tą, nežinau, ar tu dar turėjai tais laikais, dar jau NBA dar turėjai savo Wake Forest e-mailą ar ne, nes ten tik tais galėdavai su tuo ir universiteto prisijungti. Jo, aš jau kai baigiau, nes kadangi aš buvau Wake Forest, tai kiekvienas gaudom savo laptopą ir kada jau pasibaigė universitetą, tą laptopą turi atiduoti. Nu, tai tuo pačiu tu atiduodi ir laptopą ir ten visi tavo prisijungimai prie to wfu.edu, žinai, Wake Forest University edu, viskas su to ir pasiliko. Taip, nu jo, nes paskui aš grįžau, kaip Vokietija grįžau, tai aš dar turėjau tos prisijungimus ir tada tu visai kada galėjau. Paskui tas Facebookas atsidarė visur ir tas bendravimas kažkiek tai jau keitėsi eigoje, matėsi, jaučiasi, kad visai ta komunikacija kitokia, kaip sakai, dabartinė karta viskas tik tais telefone vyksta, Instagram'e susirašymas arba, nu, savyje viskas sprendžiama. Tai ta komunikacijos pobūdis, kur anksčiau būdavo tą konfliktą, jeigu nori spręsti ar kažkoks nesusipratimas, tu tiesiog eini pa žmogų ir tu moki susidoroti su kito žmogaus emocijom, o dabar dabar skambėsim kaip seni dzedai kažkokie. Neseni, bet dzedai. Dzedai, ir tai, žinai, tais laikais kaip ir kalbėjom, jo, bet tai buvo natūrali komunikacija prieš nenatūralią komunikaciją. Ir tada, kaip tu turi žaidėją pasiekti ir su juo komunikuoti, tu turi ieškoti kitų būdų, kaip pritapti, kad jisai suprastų ir neįsigastų tavo emocijų, kaip tu kalbi, nes matau dabar pas jaunesnius iš vis net į akis negali pažiūrėti. Ne, nu tai tas yra, tas, žinai, bendravimas. Vėlgi dabar jaunimas kartais netgi tą bendravimą jie priima kaip kažkokį tai pamokslavimą ar kaip kažkokią kritiką, kur tu gal paprasčiausiai nori tik šiaip pasikalbėti, bet jiem jau tas atėjimas į tą pokalbį, jie tai mato kaip kažkokią, nu dabar man kažką, ar treneris, ar komandos draugas nori kažką jau, kažkokią pastabą, kažkokią komunikacinę žinutę, o ne šiaip, kad, žiūrėk, kaip, žinai, aišku, aš dabar šiuo momentu labiau kalbu kaip iš trenerio pusės, nes aš dabar tose rogėse einu, bet grįžus į San Antonijų, lygiai tas pats, žaidėjo vystymas, žinai, jie daugiau tą bendravimą žiūri jau kaip į tokią vos nepamokslavimą, nesakykime, kaip jie mane nori pamokinti, ar kaip protingiau man čia elgtis, bet, žinai, jie visi yra suaugę vyrai ir viską žino. Nu jo, tai tokie, kaip ir vos ne per daug asmeniškai viską priima, nes manau, tas yra tas, kad online viskas labai asmeniškai priima, nes tu nematai žmogaus išraiškos, tono negirdi, ir tada, kaip tą toną skaitai, tu pats su savo tonu skaitai tą žinutę, ne, ar tą komentarą, ar whatever. O tada, kaip asmeniškai kalbi, tada tu jau visai kaip ir, aš matau, kad žmonės sutrinka, nes jie nežino, kaip ir, kokia čia dabar intencija yra šitos žinutės. Taip, labai, labai daug yra tiesos, nes netgi tie žmonės, kurie rašo kažką, yra daug drąsesni kažką parašyti, negu veidas į veidą susitikus vienas kitam pasakyti. Tai žinai, čia yra iš abiejų pusės, žinai, kaip tai anglų iš to two-way street. Taip, jo. Man dabar dar kyla mintis dėl rinktinės, kaip 3 metais, kaip laimėjo, nes mes, pavyzdžiui, kaip mūsų sidabrinius medalius laimėjom, tai buvo konfliktai komandoje. Čia ne paslaptis, mes jau esam kalbėję, bet įdomu, ar 3 metais tas tokie pas mus po to buvo toksai susivienimas ir mes labai gerai išvažiavom iš to, bet įdomu, ar 3 metais kažkas kalbama buvo apie tai, ar buvo kažkokie konfliktai rūpiniai, ar kažkokie... Ne, neturėjome mes jokių konfliktų, žinai, aišku, tie čempionatai buvo daug trumpesni, varžybų mažiau, vėlgi mes susiburdavom vieni kitų pasiilgę, ir kai kur mes, žinai, buvom draugai ir tu po vasaros savo sezonuose, tu kažkur susibėgi, nes tu pasiilgęs tos atmosferos rinktinės, tu pasiilgęs tų draugų ir tu atvažiuoji tą rinktinę, tu, žinai, tu negali sulaukti tos šaipos savo, kur, žinai, kaip metai viską, pas visus kažkokie pasikeitimai šeimose, santykiuose, sezonuose, kažkur kažkas laimėjo ir tu tada suvažiuoji į tą rinktinę ir tu ją kaip ir tokia lauki. Ir tuo pačiu metu, kai tu ten esi, tu ją tiek vertini, nes tu žinai, kad tai greitai pasibaigs. Pasibaigs, jo, čia kitas, tas emocijos išskirtinės yra rinktinė, kaip atvažiuoja, kaip tas toksai, po tokio sezono, visi ilgo sezono pasimato, tada tiek yra daug apkalbėti, pasišnekėti, vėl eiti vakarienės, kažkiek tai ten ketšapinti dėl visokių iššūkių, kur vienas kitą vis tiek seka sezono metu, kas kur kaip darosi. Ir dar tais mūsų senių laikais buvo sunkiau sekti.
Taip, nes jo, nebuvo jo, socialinių medijų. Tai taip. tu, nebent tu esi vienas iš tų, kur tu skambini, nemanau, kad mes esam tokie, žinai. Taip pasirašai žinutę, kartais pasiskambini, bet nebuvo tos socialinės erdvės. Dabar tu visų seka socialinės erdvės. Tu praktiškai nebendraudamas gali žinoti, kas to žmogaus pasaulyje vyksta. Ar gimė vaikas, ar gimtadienis, ar jie laimėjo, ar pralaimėjo, ar jis atostogauja, ar kažką. Tais laikais mes to neturėjom. Tai tu, kai susibėgi, tai tu po viso to laiko tiek daug turi su emocijų, visko, žinai. O dabar tu atvažiuoji, nu ką, mačiau, buvai ten išlėkęs, ten atostogų kažkur. Ir tas, žinai, gal tos informacijos perteklius, žinai, tam socialiniai erdvėj. Ir tom ir pasimėjo jo pokalbis, nes tu jau viską žinai. Taip, Tai tu kaip ir praktiškai viską žinai, nebent yra tam tikri dalykai, žinai, kurie yra neviešinami, kur tu nori ten pasišnekėti ten su savo draugais. Tai, bet visumoje tai dabar tokia situacija yra. jo, aš tai prisimenu, dar e-mailai buvo atsiradę, tada e-mailus ten rašinėjai, kažkur ir laukia atsakymų. Taip. Sekančią dieną, žinai, dar laiko skirtumas, tada lauki, kol ateis sekančią dieną iš Amerikos, ten 6-7 valandas skirtumas. Jo. O klausyk, tas Amerikos, Europos, kaip vis tiek grįždavai vasarom į Lietuvą, bet paskui kaip Europai pasirašėjai iš NBA, tau buvo kažkoks adaptacijos periodas, kad ta kultūra vėl kitokia yra, kad tu skirtingose šalyse žaidži? Buvo. Nu, žinai, ypač tie pirmi metai po to lokauto, kai aš išvažiavau į Europą, man asmeniškai buvo labai sunkus, nes aš išgyvenau skyrybos santykiuose ir buvo tokie sunkus metai aplamai, bendrai man. Ir tas grįžimas į Europą gal man padėjo pasimiršti visą tą Amerikos dalykus, bet tuo pačiu man ir reikėjo adaptuotis prie viso to, bet tai buvo tokios iš geros pusės, nes tu vėl grįžti į komandą, žinai, tuo metu aš žaidžiau Galatasaray, buvo Jakalakovičius žaidė, tada Zaza Pačiulė pasijungė ir tokius žaidėjus, su kuriais aš jau esu jau žaidęs anksčiau, jau mes esam vieni prieš kitus žaidę, ar kažkur matę, tas europiečio toks, žinai, vis tiek kažkur susibėgę. Ir gana greitai, sakyčiau, adaptavausi į tą visą europietišką kultūrą, tą vėl gyvenimą, bet tai nebuvo lengvas etapas man pačiam tuo metu, kai grįžau. Nu, daugiau buvo nelengvas dėl asmeninių priežasčių. Taip, daugiau dėl asmeninių, ne dėl kažkokių tai krepšinio ar dėl socialinio gyvenimo, ten, sakykime, detalių, bet daugiau dėl asmeninių. O tai einant į Turkiją, buvo kažkoks tai kultūrinis šokas ar kultūrinė adaptacija, nesusijant su asmeniniais iššūkiais? Ta prasme, aš buvau Stambule. Tai fantastinis miestas, iki dabar vienas iš geriausių miestų, kur Europoje man, aišku, tu išeini iš NBA ir tu atvažiuoji į Stambulą ir ten autobuso kelionės 6 valandas važiuoji su keltu, keliesi, viešbučiai nėra, Ritz-Carltonas ar Four Seasons, tu jau, ta prasme, jau skalbiniai, kojinių, aprangos, kedai, ta prasme, aš ten vargau, man skedus reikėjo iš Naiko atsisiųsti į Stambulą, aš mėnesį laiko muitinėse vargau, kad tuos kedus pasimt, tai po to net nepasiėmė, po to kitus siuntė, kitus pasiėmė, tai buvo tokių dalykų, kurių tu net žinai, Amerikoje gyvendamas tu net nepagalvoji apie juos kaip kažkokį tai iššūkį ar problemą. Ir tada Europoje tai automatiškai, bet vėl, tai buvo prieš 15 metų. Ja. Dabar, manau, visiškai kitokia situacija. Tada buvo kita situacija ir tos problemėlės buvo labai reikalavo to, žinai, kas dabar, kaip aš net kedų negaliu pasimti, žinai, čia skalbinius man čia pačiam reikia dabar aprangas nežiotis pačiam susidėjus į kuprinę, žinai, į varžybas, kad nepamesti ir kedus, kur tu jau pripratęs, kad tau viską padaro. Tai tų dalykų buvo, bet žinai, tai čia vėlgi eini iš vienos situacijos į kitą ir labai greitai pripranti. Bet čia būtent tas, man atrodo, šiais laikais dar vis tiek egzistuoja, nes amerikiečiai atvažiuojant iš NBA su ta prabanga, kurie turi NBA ir turėjo
Va, gal, aš nežinau, gal Cam Reddishas irgi tą kažkiek tai buvo kažkiek tai tų sąsijų iš NBA atvažiuoja iš Šiaulius, ne, bet mes tą dar galėsi paliesti, bet ta adaptacija iš NBA prabangos į Europos paprastumą, kur tave kažkiek, nu, nenori ant žemės nusileidai kažkiek, tai su to, tada su tais standartais susitaikė, kurie yra šiuo metu yra būdingi Europai ir kai nu komandos skiriasi į komandai, nes nu, ten Eurolygos komandai gal vienaip, Eurokapo kitaip, bet iš esmės yra tas toksai pirmas toksai, kur aš čia atsiradau, ne, iš esmės. Jeigu tokia komanda atvažiuoja, kur nėra gal tos vidinės tvarkos, tada tas labai pasireiškia. O kitose komandose, kur ta yra iš karto organizacija aukščiausio lygio ir tu jauti, kad atvažiuoja, tas skirtumas gal toksai minimalus, bet kelionės nėra pirmos klasės, nėra privačios visada. Tada, kaip sakai, viešbučiai yra tokie irgi, kaip kur ne visą laiką to aukščiausio lygio ir tau reikia. Ne visur vieni gyveni. Taip, norėjau sakyti, jo, kartais dviese reikia. Kitiem pripratę visą gyvenimą, tu vienas gyveni, tau atrodo, tai yra priimtina, normalu, o Europoje jau yra kitaip. Taip, jo, tai čia tie dalykai daugiau, manau, yra, kad labai dėl to svarbu tą informaciją susirinkti apie žaidėjo tą tolerantiškumą, išsilavinimą, ar jisai nesupras, kad taip paruošti tam, save paruošti, organizaciją paruošti tam, kad tu gauni, bet ir žaidėją paruošti, ką jisai matys ir ką jisai gaus, kokie, žinai, kad nebūtų tokio visiškai to šoko. Na, bet čia yra labai sudėtingas darbas, nes tu neturėjus tos patirties, tu labai sunkiai gali nuspręsti, kaip tas žaidėjas reaguos, nes tai gali nebūti, tai nebūtinai bus momentalinis dalykas, ne momentalinė reakcija. Ai, čia man dabar reikia su kambarioku gyventi. Ai, man dabar reikės, žinai, mano paties lagaminą, kėdus, aprangą virsis. Ir tai gali po truputį tas buildintas, žinai, susidėt ir galų gale po kažkiek tai laiko tai jau plyšta ir tada vienas mažiausias kažkoks tai dalykėlis gali iššaukti didžiulę reakciją, kur buvo jau nuo pačių pradžių sezono, sakykime, jau krovėsi tą maišelį. Bet yra labai sunku nustatyti, nes nelabai kas tau ir norės išsipasakot. Sakysim, nu, neateis ir sakys žaidėjas, ką aš čia man sunku, nes aš čia negaliu tašės pasinešti, ar ten vienas noriu, nu, nėra tai, žinai, toks, tada tu būsi tas, kur pasikėlęs, tu čia taip, tu žvaigždė, čia visiems vienodai, o tu čia kaip, žinai, bet tai nebūtinai ateina iš piktybinės pusės, tai paprasčiausia tam tikriem žaidėjim, kurie kaip ir duskai atvažiuoja iš NBA į Europą, tai yra kažkoks tai adjustmentas, kurie jo net nepagalvoja, kad bus, nes tu tuos dalykus NBA priimi kaip given, ne, nu taip yra ir viską. Net nėra kitokių situacijų. Šiais laikais netgi yra taip, kad iš univero atvažiuoja į NBA, yra toksai kaip ir yra given, yra koledžai jau šiais laikais yra visi ten su privačiais keliauja, aukščiausiam lygiai gyvena ir tai nėra tokio, nes čia yra jau rekrutmento privalumas, kad tu turi tokius dalykus. Visos treniruočių bazės, equipment managers, nu, ta prasme, viskas yra aukščiausiam lygiai, netgi universitetą, pažiūrėkim, kokį biudžetą universitetų sezonų. Nu, ir čia su tuo NAL viskas išaugo dar į kitas lygmenis. Tai taip, tas pasikeitimas iš Amerikos atvažiuoti į Europą tikrai yra ir vieniem tai yra viskas okei. Nieko prieš, kitiem gal tai būtų ir sunkiau. Jo. Tai einant į tavo karjeros pabaigą, man įdomu prieš tai, kad sprendimas, ar tu pirmą nusprendėjai tapti treneriu iš karto, kad jau matai, kad tavo karjeros žaidėjo baiginėsi, tu jau prieš tai sąmoningai numatei tą ir ruošėjaisi savam tam žingsniui. Ir tada, kaip tu baigiai karjerą, čia du klausimai viename iš esmės. Ir kaip tada baigiai tą karjerą eiti, trenerio darbą, tu vis tiek lieki komandoje, tai tas komandos vis tiek tas bruožas, tas gyvenimas komandoje yra vis tiek labai unikalus ir jisai išlieka, nes daugelis žaidėjų, kurie baigia karjerą ir išeina iš komandos, jie daugiausiai ilgėsi to locker roomo, to bendravimo, to gyvenimo. Tai man tas klausimas yra sprendimas tapti treneriu, kada jisai buvo ir kaip tu ruošėsi save, ir kaip tu tapai treneriu ir tada tas žaidėjo identiteto praradimas, nes tu turi kažkaip tai persiorientuoti į kitą rolę. Kaip tai įvyko ir koks buvo pojūtis ir jausmas tame? Čia toks geras klausimas žiauriai ir toks
sakysim, sluoksniuotas atsakymas turės būti. Nes, žinai, pas mane buvo tas, kad tu, aišku, mes gal vienas kito tuo metu nepažinojom, kai aš baigiau karjerą Žalgiry. Bet aš prieš pasibaigiant sezonui turėjau radiją, buvau nuvažiavęs į Zip FM, turėjau intervą ir manęs paklausė, nu tai, žinai, kas toliau? Ta prasme, baigsi karjerą, būsi treneriu. Ir aš sakiau, niekada gyvenime nebūsiu treneriu. Sakiau, ne, baigsiu, ne, treniravimas, ne, man tikrai, ne, nebūsiu jokių trenerių. Ir praėjo 4 ten mėnesiai gal, gavau skambutį ir tada sutikau būti treneriu. Ir tas, kur, žinai, niekada, nesakyk niekada, bet labai ironiškai ir juokinga gavosi. Tai kaip tas perėjimas buvo, ar aš tam ruošiausi, tai visiškai buvau, žinai, viskas baigiu, einu, medžioju, žvejoju, atostogauju, nieko neveikiu ir nesigavo tai. Ir tada jau prieinant iki tos kitos fazės, kaip iš žaidėjo tu ateini į treniravimą, ne? Tai man buvo sunku, nes aš Žalgirį su tais žaidėjais žaidžiau. Ir tie žaidėjai buvo mano draugai. Ir ne tik metus aš su jais žaidžiau, bet aš su jais pažįstamas ir žaidžiau daugelį metų, kur ir rinktinės, ir klubinis krepšinis. Ir tu dabar staiga tu turi būti tas viskas. Čia draugas, čia treneris. Beprotiškai sunku. Ir po truputį tu turi atsirinkinėti. Aišku, iš dalies yra lengviau, nes tu gali pasakyti teisybę, nes tu jau turi pagarbą kažkokią to lydėjo. Ir jisai tave gerbė, jisai tave pažįsta. Ir tu jam gali sakyti, žiūrėk, sąžiningai, nu, blogai ar gerai, tai tu kažkiek tai turi tos laisvės. Bet persirinkti tai buvo labai sunku. Iš žaidėjų į tą trenerį ir suvokti, kad aš jau nebesu jų draugas, aš jau esu jų treneris ir man jau nėra gerai, jeigu aš jiems kažko nepasakau ar pagailiu griežtesnio žodžio ar komentarų, vien tik dėl to, kad jis yra mano draugelis. Tai ir man tas nepadėjo, ir jiem tas nepadėjo. Buvo su kuom pasitart galėjai, ar pasitarti su kuom, nes pavyzdžiui, Šarui tai tas pats iš esmės buvo, ne? Jisai kaip ir... Kai aš atėjau, Šaras buvo dar asistentas. Bet... Gintaras Krapikas buvo vyriausias treneris. Tai su to kartu dyrina su to pačiu. Taip, ir jisai buvo asistentas, ir mes tuo pačiu, žinai, ir to sezono metu Šaras perėmė vyriausių trenerio darbą. Tai, žinai, pas mane buvo tokia situacija, aš buvau ką tik baigęs karjerą, pas mane gimė dvynukai, aš, žinai, ką tik baigęs prieš ateinant ir kalbantis su Gintaru, aš buvau pasakęs, kad taip, labai norėčiau, nes kaip tu ir pats minėjai, tas išėjimas iš viso to krepšinio pasaulio ir neturėjimas nieko buvo blogiausia idėja. Ir man grįžti į treniravimą, tai suteikė tą galimybę likti to dalim. Ir tada, kadangi pas mane, kaip ir sakiau, buvo dvynukai gimę, aš sakau, viskas gerai, labai noriu, sutinku, bet sakau, aš Lietuvoj, visose treniruotėse, visos LKL varžybos dirbot, bet aš į Eurolygos varžybas, sakau, nu, neskraidysiu. Ką tik baigiau, vaikai ką tik gimė, noriu praleisti laiką su jais ir visą kitą. Tai truko lygiai 3 mėnesius, kol Šaras netapo vyr treneriu. Ir Šarui tapus vyr treneriui, Šaras ir pasakė. Ir tai buvo, jisai buvo sąžiningas ir jis pasakė, arba tu in 100%, arba tu out 100%. Nėra to pusę laiko čia, pusę laiko čia. Nu ir aišku, tada sprendimas buvo priimtas, kad aš in tuo visų 100%, tada pradėjau ir keliauti į Eurolygos varžybas ir jau tą darbą dirbu 100%. Bet, žinai, mano galvoj, mano kūne aš buvau in 100%, bet kaip aš įsivaizdavau tą darbą, tuometinį Žalgirį, tai nebuvo 100% in. Tai man buvo, žinai, man faina būti hebros dalim, aš ateinu į treniruotę, padarau savo darbą ir aš out. Į tai būti treneriu įeina daug daugiau. Ir aš tai supratau tik tai vėliau, po Žalgirio. Ir atėjo tas, žinai, suvokimas, kad koks iš tikrųjų yra reikalavimas būti treneriu, ką tu turi iš tikrųjų daryti, kaip tu turi elgtis ir kur tu turi būti ir kiek tu turi būti. Tai tie 3 metai man davė patirties, bet aš jos pats nesisėmiau. Aš ją natūraliai, kiek jinai ateidavo pas mane,
tiek aš ją pasimdavau, bet aš jos neieškojau, ne iš savęs, nebuvau tas, kur, čia žiūrėkit, man reikia susirašinėti, kokį nautsus, ką mes darom, kaip darom, dažnai. Aš gyvenau tą vis dar šaikos dalis, bet dar kaip ir ne full tą, gyvenimą trenerio. Čia geras pointas yra, kur pamoka gali būti irgi jauniems treneriams, kad jie nežinojo, kiek laiko iš tikrųjų reikia investuoti į tą visą pasiruošimą, į tas diskusijas. Anksčiau laiko treniruočio ateini ir ilgiau lieki, diskutuoji, ką darysi per treniruotę, paskui po treniruočio išdiskutuoji, kas vyko ir tie pakeitimai. Ir tas jauni treneriai, kurie nėra dirbę tame lygyje ar nėra žaidę, jie kaip ir nelabai supranta, iki kiek giliai galima eiti ir reikia kartais eiti, kad tą išdiskutuoji, tada tas laikas palieka, paskui dar pamėtai su žaidėjais, pasikalbė su žaidėjais, padiskutuoji su treneriais, štabu, ten kažkiek tai, nes tas, prisimenu, aš ateidavau, sąskaitai į ofisą ateidavau 8 ryto ir išeidavau 10 vakaro, ten su šeko suvalgydavau per pietus ir grįždavau atgal, tai toksai kaip ir labai intensyvus laiko aukojimas, tai ta auka yra labai nereali, dėl to visiems treneriams ir tie kritikai, kurie kritikuoja trenerius, kurie nesupranta, ant kiek yra žmonės, kurie dirba tą darbą, kiek jie investuoja savo ateitį ir kiek jie aukoja, tai prieš kritikuojant turėtum suvokti ir suprasti, kad čia yra dalis irgi gyvenimo to žmogaus, kuris investuoja labai daug savęs į tą. Tai žinai, bet labai lengva kritikuoti, ypač kai tu niekada nesi buvęs tose rogėse ir nesėdėjęs ten ir nežinai, kaip iš tikrųjų viskas išvyksta iš vidaus. Kaip tu ir sakei, aš nuvažiavau į San Antonijų ir pirmi mano metai buvo, video room. Tai mes ofise jau buvom 7 ryto, jau turėjai būti. Nes jeigu ateina Chip England, kas yra, vienas iš visų laikų gal topinių žaidėjų vystymo trenerių, pas jį taisyklė, kad jeigu jis ateina į ofisą ir mūsų nėra, mes vėluojam. Tu turi būti ofise prieš jam ateinant, nes tada turi būti, salė turi būti sutvarkyta, viskas sudėliota, žaidėjų tvarkaraščiai, žaidėjai sutikrinti, ar jie atėjo, ar pasidarė, tą preventioną, viską prieš individualius workoutus, tada tu eini į savo susirinkimą, savo kaip video, tada su žaidėjo vystymo, kuris yra tavo bosas, tada jie eina jau su treneriais, o tu eini dirb darbą. Ir kaip tu sakei, tu atidirbi, viskas, tada individualus darbas po treniruotės, metimai, tada video treniruotės analizė, tada video varžybų karpimas, nes tu ruošiesi kitom varžybom ir žinant, koks NBA yra tvarkaraštis, tai tu grįžti 4-5. Ja, čia sunkiai suvokiama, kas nėra gyvenę to gyvenimo ir kas nėra matę tam lygį, nes kai kuriuose lygiuose tu tiek laiko negali investuoti, bet aukščiausiam lygiai tu privalai tiek investuoti, kad iš vis tą standartą, tokį aukštą kartelę išlaikyti. Dar buvo mintis, kad pavyzdžiui, ką treneriai, kurie nėra žaidę tavo lygyje, ne aukščiausiam lygyje, kaip žaidėjas ir treniravęs, kurie treneriai nėra buvę tame, ką jie net neturi žalio suvokimo, ką tu jauti, kaip matai žaidėjus. Ką tu žinai ir ką tu jauti, ką kiti treneriai, kurie nėra buvę tam lygyje, tikrai niekados nežinos, jeigu tu nepasakysi. Jo, ir čia toks, kiekvienas žaidėjas turi kažkokią tą savo ribą, ne tą threshold, sakykim. Ir tu kaip treneris, kaip buvęs žaidėjas, tu žinai, kad tai yra sezono metu kažkur būna ta siena, ta rookie wall, tada, sezono galo siena ir asmeniniai dalykai, kurie ir tu turi pradėti pažinoti žaidėją, tokį kaip, tas behavioral science. Aha. Tu turi matyti. Nes elgesio. Taip, tu turi matyti iš elgesio, nes aš kaip žaidėjas, man irgi buvo blogos dienos, sakykime, tu piktas ar tau kažkas nesigauna ir tu ateini į treniruotę ir tu matai, kad tam žaidėjui nesigauna. Ir tas pats muštras arba tas pats it's okay, next time neveiks. Nes tu turi išsiaiškinti, kas yra ir tik tai tada gali adresuoti tą problemėlę ir tai gali būti labai mažas dalykas. Gali būti, kad tau vakar ten elektra dingo ir ar tavo šuo pabėgo, bet tau jau tai buvo stresinė situacija ir tu nemiegoji ir atsikėlė, ir aš turėjau tų variantų, kur
ateina žaidėjas į 8 ryto, į individualią treniruotę ir aš matau, kad jisai nedirba taip, kaip jis dirba visą laiką. Ir žinai, tada sustabdai, stoja baudas mes, nu, aš sakai, kas yra? Tai ne, visus, sakai, nu, kada, žmogau, aš sakau, nu, taigi aš su tam kiekvieną dieną dirbu, mes dirbam su tam keli mėnesiai iš eilės ir aš matau tavo atsidavimą drilam ar bendravimą, kūno kalbą, žinai, ir tada, jo, ten, žinai, užpylė mano rūsį, ten su batais, su šlapo, nu, jau jam viskas, ir viskas, žinai, ar ten su draugė susipyko. Ir tie kasdieniniai dalykai, ypač dar visa tas psichologinė sveikata, sakykime, visos depression ir tai, ką per paskutinius ypač kelis metus ir DeMar DeRozanas, ir Kevin Love adresavo, ir net Ricky Rubio, nu, yra ženklai, kuriuos kaip tu, kaip treneris, kuris nebuvęs žaidėjas, gal būtų sunkiau atpažinti, nes nebuvęs toj pusėje, kaip žaidėjo. Ir tu jau kaip žaidėjas, tu buvai ten, tu sėdėjai, tu žinai, ar tu žinai, Tu jautėjai tą visą, ar tu po pralaimėtų varžybų esi tas, kuris iki sekančių taip va, ar tu nešiesi tą visą su savim ir tau reikia lengviau, biški lėčiau, biški paprasčiau, neapkraut. Ir, žinai, ir tas tą pajutimą, tą pamatymą, taip, yra labai daug išmokau to iš Popo ir iš Čipo. Tie 6 metai San Antonijui man tai labai davė, nes aš Europoje, kada pirmus metus atvažiavau pas Ivkovičių, tai nebuvo to, ten man vienodai rodo, kas tau ten, žinai, ar tau ten prie laiptinės paslydai, nukritai skauda, ar ten kaimynai ten visą naktį Maskvoje baliavojo. Ne, ten nebuvo, visiems vienodai rodo. Taip, jo. Vat tas ir yra, kad tokie iššūkiai, kur būna komandose ir tau kaip psichologiškai tą pajusti, tai ne visi tą pamatys. Aš taip prisimenu, man buvo tokia panaši situacija su Vimsu irgi, mes jisai ten pirmas prisitaikymas prie Mesinos, ane, tai ta rolė kitokia buvo ir jisai tą turėjo priprasti, jisai nu, nelabai patenkintas buvo, kad reikėjo žaisti be kamuolio, jisai su kamuoliu pratė žaisti. Tai ypatingai po Žalgirio atėjęs, tada toksai gaunasi, nu, kaip ir duok man kamuolio, aš čia bedarysiu, yra daugiau žaidėjų atsaskaitų, ten jau reikia kitaip. Ir mes ten ėjom pamėtyti ir toks matau, kad jis jau toks, nu, sako, nu, einam pamėtyti, nu, tai gerai, ten padavinėjo tą kamuolį, jisai tylus, nieko nesakom, ten šiaip taip mes pasikalbam. Ir aš irgi taip, jau viena akim žiūriu, padavinėjo, tyliai, sakau, kaip su... Eksplodavo. Matai, tas kur jau pildėsi, teko vieno to. Eksplodavo, aš čia nežaisiu taip, aš čia ne tam atvažiavau, čia man, žinai, aš tą atvažiavau, nes, nu, aš įsivaizduoju, kad nori tą rolę, jisai įsivaizduoju, kad jisai bus superstaras į tą. Tai irgi jam trūko tą persilaužti, suprasti, kad kuriuom momentu, kada atakuoti, kada gauti kamuolį, kada negaus kamuolį, nes ten buvo ir Teodosičius, ir Krističius, ir kiti. Ir tą Snyderis labai gerai galėjo kalbėti, nes jisai tą rado man iš NBA, tą turėjo jau tą kreditą ir paaiškindavo, nes NBA irgi tokie yra, kur pasiskirsto kamuolį, vis tiek ne visą laiką žaisi per tą patį. Tai va, tai tokie pavyzdžiai labai įdomu, nes ne visi treneriai turi tą niuchą, neturi tas. Ir žinai, ir kartais tu turi situacijas, kur, žinai, ir Žalgirį mes čia, kai su Šaru buvom ir neminėsiu pavardžių, sakykime, žaidėjų, bet mums play-offai ateina ir, žinai, pas žaidėją šeimoje yra, nu, sakykime, problema didelė nelaimė, mes apie tai sužinom ten varžybų dieną, kas įvyko iš išorinių šaltinių. Ir, žinai, mes kaip asistentai, ar sakyt Šarui, ar nesakyt Šarui, kad pas jį yra, žinai, ta problema. Tai tada tu kaip ir jau duodi tą excuse, kad dabar jau jisai turi kažkokį priežastį nežaisti, žinai. Mes pasirinkom nesakyti, tada jis žaidė blogai, tada mes pasakėm, tada Šaras sako, blėt, kodėl man nepasakėt, jūs turėjot pasakyti. Ir, žinai, čia netgi būdamas žaidėjas, ir tada treneris, tu vis tiek bus situacijų, kur, nu, tu ne visą laiką išskaitysi, yra sunku beprotiškai
ir žmonės yra kitokie ir visi reaguoja į tas situacijas kitaip. Taip, kad, kaip tu ir sakai, ten reikia skaityti, reikia žiūrėti, reikia turėti tą ryšį su tuo žaidėju ir kalbos, kūno kalba, tas visa psichologinis veiksmai. Tie maži triggeriai, kurių žaidėjas daro, tai dažniausiai nedaro. Jeigu tu turi ramų žaidėją, kuris visą laiką taip dirba ir vieną dieną įspiria kamuolį per treniruotę po baudos ten, sakysim, į antrą aukštą, tu žinai, tai yra triggeris, tu žinai, kad kažkas yra negerai. Jo. Arba jeigu jis niekad nesikeikia ir jisai, žinai, ten vientelį kažkokią nesąmonę. Jau tau tai turėtų būti, kad kažkokias, žinai, tai pas žmogų kažkas vyksta. Kažkas burbuliuoja, bet kažkas viduj ten jau bręsta. Tas aš, pavyzdžiui, pamoka yra čia, kad visą laiką treneriui pasakyti geriau kaip asistentas, nes jis tada leisti jam įvertinti situaciją pačiam. Nes tai aklai eiti ir tada, nežinant to, tai jisai gal kitaip reaguotų. Tai tiesiog pilna informacija, kaip ir būdavo, informaciją atsirinkti treneris privalo, jisai turi visą turėti ir čia irgi parodo tą trenerio lygį, kiek jisai informacijos gali apdoroti kuo greičiau ir kiek jisai gali priimti ir išfiltruoti. Bet jisai ten, kai kurios asmeninius dalykus, kur ten vyksta, kur žaidėjai ten bazarė, nebūtinai. Ne, nu tai yra tam tikri dalykai, kurių neneši, bet yra, kurie tikrai gali paveikti įtakoja jų žaidimą ir komandą tuo pačiu, tada tai geriau padėti ant stalo ir kad visa informacija būtų ten. Taip. Gerai, tu žinai, kad aš turiu sponsorių? Nu, sakyk, koks čia tavo sponsorius? Proballers.com. Tai dabar aš norėjau parodyti vieną funkciją ir visiems, kas prisijungia prie YouTube'o, galės pamatyti tavo profilas ir einam į tos... Kodėl 6-7? 6-8. Čia 6-8, ten 6-7. Tai žiūrim, čia viena funkcija yra, kur tu gali pasirčinti tavo buvusius komandų draugus. Ir įdomu, ar atspėsi, su kuom daugiausiai esi pražaidęs rungtynių tavo karjeroje. Mes kalbam Europą, ar mes kalbam visumoje NBA? Visumoje ir NBA, ir Europoje kartu. Jeigu tas pats komandžiokas buvo ir NBA, ir Europoje skaičiuojasi kartu. Sakyčiau, koks Pežas Stojakovičius. 100 balų. 2 sezonai čia Sakramente ir 1 Pelicans New Orleane. Aš iš vis pamiršau, kad jisai Pelicans. Nes labai buvo toks triki, nes aš Vašingtone 3 metus žaidžiau, bet vieną iš tų metų mano buvo traumų, nugaros traumą turėjau. O kadangi Sakramente 2 sezonus ir New Orleane pilnai atžaidžiau, tai Pežą aš buvau su juo ir ten. Matai, iš pirmo spėjimo, tai einam toliau iš karto į sekančią funkciją, tai man įdomu, dabar skaudžią temą paliesim paskutinės rungtynės, kur blogai miegojai. Iš esmės dabar kaip treneris po rungtynių turi kažkokius rodiklius, į kuriuos iš karto kreipi dėmesį, nesvarbu varžovo, kokios statistikos tau yra svarbios, ar jų, ar tavo, ar jūsų. Ne, nu tai pirmiausia yra, aišku, tie hustle, sakykime, energija, kurie duoda. Tai yra atkovoti kamuoliai, klaidos ir tada yra visi pataikymai. Sakykime, baudų pataikymas, tritaškių pataikymas, ar buvo energija, ar buvo pažaidėjus kojos. Nes jeigu pataikymas prastas ir mes žaidžiam, sakykime, jeigu tu žaidži vienas varžybas į savaitę, nu, tu negali to nurašyti ant nuovargio, nes tu žinai, kaip tu treniruojiesi viską. Dabar labai įdomias rungtynės įjungi, kur mes žaidėm 3 rungtynės per savaitę. Ir po šitų rungtynių aš paprasčiausiai turėjau Šaikai duoti laisvą dieną, nes aš mačiau, kaip jie stengiasi, noras buvo tikrai, bet mes prametėm nebūdingai mums baudas. Ir pataikymas buvo katastrofinis. Mums. Tai ir 2-taškių, ir 3-taškių, ir tokie, kur nebuvo energijos, ir aš, žinai, pasižiūriu į pataikymą, kur tavo lyderiai, kurie žaidžia po 30 minučių, koks jų yra pataikymas. Ir Sedriko, jeigu neklystu, buvo 7-1 3-taškiai,
Selimas irgi buvo labai prastas pataikymas, Deivinas iš žaidimo išsimetė tik vieną metimą ir tu jau matai agresiją tų pagrindinių žaidėjų ir Oskaras vėlgi, nes tu žinai, kad jie visą laiką atsiduoda, tu žinai, kokią energiją jie palieka aikštelėje ir tada, kai tos energijos tu negauni, tu iš karto matai, kur problema. Ar tai nuovargis, ar tai paprasčiausiai, žinai, negali visi sužaisti, sakykime, vienodas varžybas blogai, su blogu pataikymu, energijos nebuvimu ir visa kita. Jo, čia daugelis trenerių, kurie gal neturi tos patirties kaip žaidėjas, kurie irgi gali nuvertinti tą faktą, kad yra nuovargis, tada kaip tu matai ir jauti, kad komanda aukojasi ir stengiasi ir vis tiek nepataiko ir ko jų nėra, tai gali perspausti ir kitą dieną treniruotę padaryti po tokių blogių pataikymų. Taip, tai žinai, kur ir aš po varžybų, tą patį, žinai, toks, kur, aš matau, kad žaidėjai stengiasi, bet jie jau nesigauna. Tu, žinai, ir kaip treneris, kiekvienas treneris mato, kada žaidėjai aikšteliai nesistengia, nors jie gali, nes, sakykime, 2 kėlinius tu nesistengi ir tada 3, 4 kėlinį tu pradedi žaisti. Tai tu žinai, kad tai buvo kažkokios kiti dalykai. Bet kai tu matai, kai tavo komanda tikrai stengiasi ir paprasčiausiai pataikymas yra katastrofinis, tu nepataikai iš po krepšio, nes po prasiveržimo jau tau nebelikę kojų, kad užsibaigti, ar prameti žaidėjai, kurie dažniausiai neprameta baudų, prameta baudas, kur vėlgi nuovargis, žinai, tada psichologija, tritaškiai, visa kita ir tu turi pamatyti, ar ta treniruotė sekančią dieną bus naudinga. Mano atveju buvo tai, kad jiem reikėjo pertraukos nuo manęs, jiem reikėjo pertraukos vienas nuo kito, gal ir nuo to krepšinio aš važiuodam namo, parašiau į žaidėjų chatą Jim Lockout, jokio krepšinio, ta prasme niekas, nes žinai, dažniausiai laisvą dieną duodi, pas mūsų žaidėjai ateina pamėti. Tai aš, sakau, po Jonavos varžybų parašiau, kad taip reabilitacija, taip ledas, taip limfodrenažai, masažai, taip, bet į salę jokių kamuolių. Jo, visiškas lokautas, jo. Tai va, tai čia geros pamokos, visi, kas nori daugiau statistikas panagrinėti ir paieškoti komandos draugų arba varžovų netgi yra, kur daugiausia žaidėjai, prieš kurios daugiausia žaidėjai, tai proballs.com. Žinai, prieš ką daugiausia žaidėjai, aš irgi pažiūrėjau dar. Prieš, jo. Kaip žaidėjas? Aha. Čia geras klausimas, net neįsivaizduoju. LeBronas buvo tas, kuris... Už tai, kad tu žinai tą faktą. Visi sako, kad LeBrono pirmas varžybos, bet tai mano pirmas varžybos buvo. Visi sako, buvo LeBrono pirmas varžybos Sakramentas, tai mano pirmas varžybos buvo geresnės, nes mes laimėjom. 20+ laimėjom ir tos pačios varžybos buvo ir mano pirmas varžybos. Fun fact. Aišku, dabar tai kaip pagalvoji, tai taip, nes ir daug sezonų, visus, plus visos playoffų serijos su Vašingtonu ir Clevelandu. Taip, jo. Tas fun factas, aš prisimenu tas rungtynes, LeBrono pirmas ir tavo pirmas. Aišku, tavo pirmas ir LeBrono pirmas. Susidėliok faktus. Taip, prioritetus. Tai per teliką, ten Ameriką aš buvau univerė, tai ten visi buvo įsijungę, žiūrėjo, aš prisimenu, kiek buvo kamerų ant aikštelės, kiek buvo viso to attentiono, tai buvo kosmosas. Tai buvo tas anticipationas, LeBrono įėjimas į NBA, tai buvo kažkas kito lygio, nes ten buvo tas, nes aš buvau high school'e, kaip jisai buvo prep school'e, ir buvo toksai, kur jau tais laikais buvo ant to ESPN magazine The Chosen, buvo, ir čia buvo didžiausias, kur dar Europoje dar nieks nežinojo apie tai, nes ten apie high school'ą tai nesekė, bet ten buvo atėjimas, tai nerealus buvo tas attentionas. Dėmesys, lietuviškai. Tai pirmos vyr trenerio didžiausias pamokos, kur tu galvai, gal šaltą dušą gavai, nes prisimenu, tu vis tiek ir dabar eiliškumą ten dublerius, paskui 20. Pirmiausia buvo rezervinė rinktinė. Dubleriai kaip ir. Tai rezervinė rinktinė, po rezervinės rinktinės tada ėjo U20. Taip.
Ir po U20 tada atėjo Šiauliai. Ir kur buvo, nu, rezervinė buvo toks irgi pirmas išbandymas, toksai, ne, trumpas pasiruošimas, kažkiek tai ten tos ruotės, tada tos draugiškos rungtynės, U20 jau čempionatas ilgesnis pasiruošimas, daugiau tos taktikos nagrinėjimo ir ten toksai jau tikslingai dirbi link medalių ir link to viso čempionato galo. Pirmos tos patirtis, įskaitant gal netgi šitą sezoną, bet tas šitas sezonas gal toksai įskaitinis, jis yra iš tikrųjų tas pilnas sezonas, toksai pirmas šaltas dušas. Turiu vieną tokį labai pastebėjimą, žinai, mes pradėjom treniruotis su U20 Druskininkuose ir tas pirmas paruošiamasis ciklas, toks daugiau kaip ir fizinio, žinai, parengimo, bet kiek tu to fizinio padarysi, sezoną, ką tik visi pabaigia, tai nelabai ir reikia. Ir tada jau tu pradedi eiti į principų. Nu, tuos pagrindus, sakykime, gynybos principus, puolimo principus. Puolimas, žinai, kamuolys atkovotas, žaidėjas priekį, siunčiam kamuolį. Nesidriblinguojam, žmogus priekį, siunčiam kamuolį, bėgam, kraštai, kampai, kem 5, bėgam. Gynyba ten, žinai, boksautai, pick and rollo gynyba, sakykime, ar tu ten gyniesi su stepautu ar dropu. Ir tu praleidi savaitę laiko tuos principus, jau tuos pagrindus sakydamas ir, žinai, taip, mes čia darom taip. Ir ar supratot? Ir visi, žinai, taip, supratom, gerai. Nu ir toliau, sekančią dieną. Ar turit klausimų, ar viskas visi suprantat? Taip. Po savaitės laiko mes jau pradedam truputėlį, žinai, ne 3-2, ar ten, žinai, 3-3, jau pradedam 5-5 tą tokį krepšinį. Aš matau, kad nieko nepadaro. Tai, ką mes kalbėjom savaitę laiko apie tos visus principus, jie nėra tų principų, neegzistuoja. Ir tada aš taip galvoju, sustatau, sakau, dabar man viską praeina. Parodykit tai. Ir jie nežino. Ir ką aš padariau klaidą, bet čia ir yra naujo trenerio, to, žinai, šviežiai iškepto treneriuko, kur aš tik atsistojau. Tu netgi turėdamas vyrų profesionalią komandą, pasakydamas kažkokią tai schemą, ar gynybinę sistemą, ar puoliminę sistemą, aš jau žinau, kad ar supratot ir jų linktelėjimas galva nėra tas, žinai, kad, viskas, I got it, they got it. Ne. Tu turi nueiti nuo A iki Z, parodyti jiems, pats praeiti, parodyti, kaip tai yra daroma. Pick and roll gynyba, žaidėjas, take up the slack, tą visą atstumą, prieiti prie žaidėjo, step outas, tu čia taip, koks kojų darbas, koks kampas, kur tu eini. Jiem reikia viską parodyti, kad jie suprastų, kaip tai iš tikrųjų daroma. Netgi mes tą patį darydavom ir per individualius workoutus NBA. Ir NBA žaidėjom. Taip, kad tas, žinai, tas, kur jeigu žaidėjas tau pasakė, jo, viską supratau, tada aš visą supratau, kad aš ką tik savaitę laiko sudeginau ant nieko. Mes pabėgiojom. Žinai, pabėgiojom. Dabar ir kad tu turi uždėti visas varneles, visus taškelius, visas nosinės, kablelius, viską sudėti taip, kad tu žinai, kad jie suprato ir tą informaciją įsisavino ir pasiėmė, o ne kad jų palinksėjimas galma ir pasakymas, taip žinau, tau, žinai, tai nėra dalykai. Tai tu tą išgirdęs dabar padarytum dar kartą, matytum, kad jie nelabai suprato, tada įkirstum dar kartą, kad pakartotų viską ir praeitum. Taip, mes viską kartuojam vėl, viską kartuojam, nes aš sakau, nes labai lengva, gal žaidėjas ir yra labai aukšto IQ ir gal jisai tikrai viską supranta, bet tikrai nebus pas kiekvieną 12-14 tokių, kurie viską supranta. Ir jeigu vienas žaidėjas, netgi jeigu tas žaidėjas yra 12 ar ten 11, jeigu jis praslenka pro tos plyšius, pro tos šešėlius, reiškia, pas tave jau byra. Jau trupėt pradeda tas bokštelis, ne? Tada vienas prabyra, pradeda, žinai, slip through the cracks. Ir tada, žinai, tada tu praleidi vieną, tada antrą, tada trečią. Ir nuo tų mažų dalių ir viskas ir susideda. Jeigu aš paleisiu, tai tada, žinai, sezono eigoje bus labai sunku sugaudyti. Ir natūralu, kad vyriausias treneris
nu, mums viską sudėliot, pamatyti yra be protų sunku. Čia, žinai, tada reikia gero trenerių, kolegų, štabo, kurie irgi tau padėtų tą darbą dirbti, bet sakau, viskas prasideda nuo tų mažų dalelyčių, kurias tu turi kaip treneris įdiegti žaidėjams ir kad jie suprastų, nesvarbu, ar tai yra tavo startinio penketo žaidėjas, ar tai yra žaidėjas, kuris žaidžia tik treniruotėse ir epizodiškai pasirodo aikštelėje. Nu, tu ir matei jau daug trenerių, ne? Dirbai su Popu, dirbai su Šaro, dirbai su žaidėjai už daugelis skirtingų trenerių Amerikoje ir Europoje. Dabar tarkim, iš Popo ir Šaro, arba, pagrindė gal iš Popo, nes ten pradirbai 3 metus, ne, man atrodo, San Antonijo. 6 metus prabuvau, buvo metus laiko video, tada 2 metus player development ir 3 metus assistant. Assistant, jo. Tai ir tada, čia eilę metų yra, ne? Tai kokios didžiausias pamokos tu pasisėmė iš Popo, nes jisai kaip ir charizmatiškas treneris, kaip ir užjaučiantis, kaip ir labai pareigojantis. Ką tu atsinešiai į šias pareigas, kur dabar kaip užėmė Šiauliuose, dabar kaip ir treneris, kokios pamokos įsikirto? Žinai, šitą klausimą aš dažnai gaunu iš žmonių ir aš visiškai suprantu, kodėl, ir tai yra gal nestandartinis atsakymas tam klausimui, nes visi tikisi, kad aš atversiu kažkokius tai krepšinio ten žinių Pandoros skrynę, kur ten yra paslaptys, bet kas ir yra gražiausia, kad jo ta Pandoros skrynė ir yra tas mokėjimas pažinti ir mokėti bendrauti su žaidėjais, išmokti kiekvieno sakykim, tašką, kas trigerina žaidėją, kas jį ramina, kaip prie jo prieiti, jį pažinti, žinoti jo asmeninius dalykus, šeimą, draugės vardą, netgi šunio vardą. Žinai, aš atvažiavau į San Antonijų ir jisai po 2 dienų ateina į video rūmą, žinai, kur aš ten sėdžiu, ir atneša man iš laikraščio, iškirpęs kažkokį tai tą straipsnį, ir tai buvo, kaip jis su Amerikos rinktinė keliavo po Sovietų tuo metu sąjungą ir buvo Vilniuj ir žaidė ten prieš Sovietų sąjungos ten tą rezervinę tuo metu kažkokią rinktinę, nes jie žaidė, buvo Vilniuj, sporto rūmų nuotrauka, tada į Maskvą, ir jisai jau jisai ateina, žino, kad aš iš Lietuvos. Tas straipsnis buvo parašytas 1978 metais. Aš sakau, aš gimiau tais metais, aš dar net nevaikščiau, sakau, tuo metu, kai tu buvai. Kaip tu, sakau, išlaikei tą, žinai, kiek pas jį yra ta informacija sukaupta ir jisai turi to viso. Ir jisai jau tau parodo aš vyr treneris, tu esi pirmą kartą video kambarį, bet jau jisai tau parodo dėmesį, kur tu supranti, kad tas žmogus skiria laiką tau, kad tave pažint, ir ieškojo kažkokio laikraščio iškarpos nuo ten prieš 50 metų. Vien tik tai, kad kažkur užmegzti ryšį, kad tu turėtum kažkokius sąlyčio taškus. Ir tai yra nepastovus dalykas, bet tai viso sezono metu yra 1 kartą, 2 kartą paklausimas, žinai. Jam labai buvo įdomu, jisai yra istorijos labai žmogus fanatas, kuriam istorija yra, man atrodo, jisai netgi universitete mokinosi tą visą rusų istorijos, tą sovietinės to pokario istorijos. Ir jisai, žinai, tai tas ryšio užmezgimas, ta psichologija tarp sakykime, vyr trenerio ir jo pavaldinių, kas įsitraukia ne tik tai žaidėjai, bet ir treneriai, asistentai ir žaidėjų vystymo treneriai. Tai kad reikia pažinti žmonės ir su jais išlaikyti ryšį, nes tu kažkokiu tai metu turėsi tam žmogui pasakyti ir stipriau, ir griežčiau, ir tu turi turėti jo pagarbą, kad jisai į tą tavo kritiką sureaguotų. Nes jeigu tu niekada neskyrė jam dėmesio ir tu staiga pradedi ant jo rėkt, ar jam kažką pamokslaut, tai tas žmogus į tave pasižiūrės, ką tu čia man aiškini. Ir tą aš pasiėmiau ir išsinešiau žaidėjo vystymo, nes aš tada pradėjau dirbti individualiai su žaidėjai. 15 minučių prieš, tai ne,
labas, kaip tu gyveni, kaip draugė, viskas gerai, kaip tėvai, Jakob Hurtel, buvo mano žaidėjas nuo pirmos dienos, kai aš atėjau, Jakob buvo man atėjo čia pasakė, Jakobas yra tavo, tu sako, esi didelis, išmokink, žinai, ten tų visų triukų, ką tu ten darai. Ir, žinai, tuo metu, kai jisai atvažiavo į San Antonijų, jis neturėjo to flauterio, kurį dabar met ten, žinai. Net kai jisai išėjo iš San Antonijo, jisai buvo antras lygoje pagal 2 taškų pataikymą po Ja Morant. Ir tas flauteris ir viską, ir, žinai, ir tu pradedi bendrauti su tuo žmogum, ir tu suformuoji ryšį su juo, tu jį pradedi pažinoti, tu pradedi kalbėti su juo apie jo namus, šeimą, draugus, kas patinka, kas nepatinka. Mes ten ėjom iki tokio lygio, kad netgi aš padariau Pokemonų kortelės su juo ir ten mes turėjom savo žargonus, ten, žinai, ten Jakob Smash. Ir tu, žinai, vietoje Pokemono įdedi jo ten galvą, uždedi kiek ten taškų ir viską. Ir, žinai, aš padariau net jam tas korteles. Ir tu tą ryšį suformuoji. Ir tada, kai yra treniruotės, ar yra varžybos ir tu turi kažkokį tai pastabą jam, tu gali jam pasakyti. Ir jisai atsisukęs nesakys, kas tu toks, ką tu čia man, nes tu jau, jisai turi pagarbą tavo, jisai žino, kad tu šiaip savo nesakysi bet ko ir jeigu tu jam kažką nori pasakyti, tai yra ta informacija, kur iš tikrųjų yra verta jo dėmesio. Jo, čia žmonės neįvertina, dažnai, kad ir treneriai paskui neįvertina, ant kiek tu, kaip ir žmonės, įmonės pardavinėja emociją. Yra emocija, kur tu su žmogums, tau leidžia prie žmogaus prieiti ir jisai tada jaučia, kad tu jį pažįsti ir nori pažinti, jisai tada atsiveria, pasitikė tavim daugiau. Tai tas emocinis ryšys turi daug didesnę reikšmę, negu čia dabar tu jam daug žinių perduosi ir ten būsi šaltas kaip robotas. Nes tas, jeigu to ryšio nėra, tas žinios čia išeis, gal užsikabins ten 40% tų žinių, kažkur tai ten paklaidžiasi, bet nebus tokia profesionali draugystė, tarkim, ne, kur tokie kaip ryšių profesionaliai aplinkoje užmesgi ir išlieka dabar tokie kaip ir brais. Ir dabar, kaip jeigu pasimatysi su Pölteliu, tai bus toks visai kitas ryšys, jūs pasimatysi, apsikabinsi, visai kitas, draugiškas ryšys. Tai čia... Ir tie patys žaidėjai, jie atsiverti, žinai. Taip. Jeigu tu neturi jokios draugystės su juo, jie paprasčiausiai, žinai, tas kaip nuo šarvo gali atšokti informaciją. Taip. Kai tu jau turi kažkokį tai ryšį, jie tą informaciją visiškai atsiveria tai kritikai, tą informaciją. Ir jau kai kempinė pasidaro, jie jau geria tą informaciją. Ir jie nebijo pripažinti savo klaidų tau, nes jie jaučia, kad tau rūpi. Taip, žinai, jie žino, kad tau rūpi. Jie žino, kad tu nebūsi tas, kur kritikuos juos už tai, kad jie pripažino, kad tai yra kažkokia tai silpnybė. Ne, tai paprasčiausia jo darbas ir mano tai, ką mes darom kartu. Mūsų tikslas yra vienas. Mūsų tikslas, kad jisai būtų geresnis, kuris galėtų performinti aikšteliai geriau, kad komandai būtų geriau, kad komandai laimėtų. Ir tu, žinai, tu išsikeli tuos tikslus. Bet tai, kas yra tarp to aukščiausio tikslo, kur komandos pergalė, yra labai daug dar sluoksnių, kurie turi būti visą laiką paliečiami, kad ta komandinė pergalė būtų pasiekta. Jo, ir čia, pavyzdžiui, žmonės stebėsi, kaip ten Šaras gali rėkti ant tų žaidėjų, kiek jisai ten gali rėkti, reikia. Aš tai nesistebiu, nes aš tai žinau, kad jam rūpi. Ir jam rūpi, ir žaidėjai žino, kad jam rūpi tie asmeniniai ryšiai, nes jisai su jais irgi užmesgia ryšį, nes ten jisai turbūt kažkiek tai ryšelko yra pasisėmęs to, kad jisai žino, kad jam rūpėjo ir jisai asmeniškai su jais ieško ryšio. O paskui tas rėkimas taip atrodo, kad yra, crazy, bet iš esmės jie tą priema, nes jie žino, kad jisai paskui po rungtynių ar po treniruočių ten galės kalbėti apie belenką, apie šeimą, apie visą gyvenimą. Ir tas čia yra didžiausia ta atsvara. O čia paskui, ką visi žmonės mato, čia yra tiesiog mažiausia detalė, kur nežino tos visos preistorijos, kur tada vyksta iki to. Taip, kaip tu palėtai, žinai, tai nėra tik tai tas bendravimas žaidėjo trenerio darbo valandos. Žinai, ką mato išorinis pasaulis, tai yra piramidės tas icebergo viršūnėlė. O visa kita niekas, kas nėra organizacijos viduj, nėra ten tuose pasiuose apkasuose, kur tu sėdi kiekvieną dieną, tie žmonės ir nebežino to viso. Tai labai sunku ir vertinti, o jiem yra labai lengva, nes, žinai, čia kaip ten tas pasakymas yra, kad, žinai, kuo kvailesnis, tuo drąsesnis,
Kuo tu protingesnis, tuo tu daugiau savim abejoji. Turiu aš tau citatą, bet noriu pirmą paklausti, iš kokio futbolo komandos sergi ar nesergi, neturi futbolo komandos. Futbolo, europietiško futbolo? Aha, Ne. Ta prasme, kai aš buvau vaikas prieš išvažiuojant į Ameriką studijuoti, aš tuo metu sirgau. Mano buvo Ajaxas, mano Olandai buvo mano komanda ir Ajaxas buvo mano komanda. Bet kiek žinau, dabar nėra labai gerai, tai gal neįsi ten. Kluivertą irgi žiūrėdavau anksčiau, tais laikais buvo Kluivertas. Ne, tai buvo, žinai, atsimeni ta Olandijos rinktinė, kur Kluivertas, Van Bastenas, Reikardas buvo, nu ten tie visi po to jau. Kosmosas buvo, ja. Jo, ten, nu tai va, tai ta rinktinė ten buvo mano, kur, žinai, buvo Olandai. Jo, nes čia buvo mano Vokietijos laikai, tai čia dar Vokietijoje augau, gyvenau, tai ten buvo Vokietija prieš Olandiją, tai čia buvo derbis, tai visi jau tas žiūrėdavo. Bet turiu tau citatą iš futbolo trenerio Alex Fergusono, dėl to klausiu, nes gal Manchesterį, gal sergai už jos, bet susijęs su trenerio darbu. Tai man įdomu, ar tau, kokie tavo yra, nu, koks tavo komentaras tam yra, nes susirišta su identitetu trenerio. Tai Ferguson, bandysiu išversti į lietuvių, tai komanda turi reflektuoti, turi atspindėti trenerio ar tuomet futbolo menedžerio charakterį. Nes ta komanda, kuri žaidžia ant aikštelės, jinai turi atspindėti tavo charakterį, ne? Ir tavo tą visą darbą, kur tu nori įdėti, kur perdėkti komandai. Tai koks tavo charakteris yra? Kokio nori, kad tavo komanda parodytų ant aikštelės charakterį? Nu tai aš kaip žaidėjas buvau kovotojas. Aš niekada nesakysiu, kad aš ten buvau kažkoks labiausiai atletiškai dovanotas, bet aš visą laiką per tą savo kovingumą ir tą darbą, nu, tu turi būti kažkoks tai atletas, kad aš žaisti NBA 8 metus, bet tas vis tiek IQ, krepšinio IQ aikšteliai ir tas darbas, sakykime, ką aš norėčiau, kad žaidėjai, nei vienas iš žaidėjų netapo genijų iš karto. Ir vis tai, kad tie žaidėjai, aš treneris esu toks, kur man dabar viskas dar įdomu, aš norėčiau, kad mano žaidėjams viskas būtų įdomu. Kad visos naujovės, ar kažkokie pakeitimai, ar kažkas, kad jie būtų alkani gyventi, kaip aš esu alkanas, žinai. Ir tada tas alkis gali, žinai, tai gali prasidėti treniruotėse, kur tai yra 1-1 competition, kur tu konkurenciją turi. Ar geltoni prieš juodus konkurencija. Tada tu perini į, žinai, kažkokius tai komandinius, į lygos dalykus, bet tas viskas žingeidumas, ta informacijai, tai aš norėčiau, kad mano komanda būtų tokia, nes aš dabar to esu stadijoj, kur aš pamatau kažką ir galvoju, šitas, gal aš galėčiau panaudoti. Kartais tai taip užburzgina tavo galvą, nu tu per daug nori. Ir tau reikia atsisijoti, kas yra gerai, kas yra negerai. Ir tai yra sudėtinga, nes tu ne visą laiką gali tai panaudoti, bet norėčiau, kad mano ta komanda būtų ta kovotojų komanda, kurie yra alkani ne tik, sakykime, pergalėm, bet ir tai visai informacijai, nes visi sakys, mes alkani pergalėm. Tai yra toks, žinai, kur jau tušiai, ne? Visi sakys, mes alkani pergalėm. Taip, visi yra alkani tų pergalių, bet, žinai, būk tu alkanas, išmokti kažką naujo. Priimk kažką naujo iš žaidėjo, komandos, draugo, kuris gal žaidė kitoj lygoj. Būk alkanas priimti kažką naujo iš trenerio, kuris yra kitoks negu tu pripratęs, kuris turi kitokius standartus negu tu pripratęs prie tam tikrų standartų. Ar jisai kitaip mato kažką. Tai gal labai įsiplėčiau ir labai nepaspaudžiau tiksliai, bet gal susidaryti tą nuomonę maždaug. Aš supratau, nes man, pavyzdžiui, yra mano gyvenimo moto, tai lifelong learning, ne? Tai visą gyvenimą, kad augti nori. Tai tu nori irgi, kad tavo komanda būtų augimo komanda, kuris ne savaime, bet visada nori augti ir mokintis ir naujų žinių pasisemti ir tuo pačiu metu automatiškai augti savyje iš vidaus. Tai čia yra labai,
retas toksai pastebėjimas, nes visi dažniausiai nori, žinai, kaip sakai, kovingumas, ar ten, kad būtų visi greiti ir kad būtų energiški, tas emocijas rodytų, nes labai daug kas žaidėjų ne visą laiką, šiais laikais ne visi rodo emocijas, visi daugiau, kad ir NBA tas emocijas labai, labai ilgai viduje laiko, kol jas parodo, nes ten irgi, nu, dar kita visai tema ten apie tą psichologiją, kiek tą reikia išlaikyti viduje. Bet čia yra labai svarbus faktas, kad tas tobulėjimas, jisai visą laiką gali būti ir ne tik tais ant aikštelės, bet ir už aikštelės ribų. Už aikštelės ribų, taip. Jo, nes tos žinios pasisėmė, kitas atsinešė ir tada bendravimas gali pasikeisti tame, nes tu kažkaip tai naujų žinių gali pasisemti ir pasidalinti. Ir tu matai, žinai, sezono eigoje, kurie žaidėjai turi tą tokią gyslelę, tą smalsumą, o kurie neturi ar nereikia. Ir matai iš bendravimo, matai sezono eigoje, kaip jie priima informaciją, kokius klausimus jie užduoda per ten asmeninės video sesijas, kur tu pasižiūri, ar žiūri ten video žaidėjai, tu matai, ar jie visą laiką nuleidę galvą taip, ar jie jau klausia tavęs ir domis. Nu, tai tu labai lengvai gali pamatyti, tai iš žaidėjų, žinai, ir to bendravimo sezono eigoje, netgi mėnesio eigoje. Koks didžiausias šiuo metu, šiais metais, jeigu dabar su jauna karta tu matai, sunku pasiekti, sunkiau pasiekti, kaip su jos iš jūs reikalauti? Matai, aš tokioj situacijai, kur kai aš buvau San Antonijui, mes tą komandėlį, jinai labai mažai keitėsi, ne? Ir aš dabar esu čia, kur tai pirmi metai, aš nežinau, kiek aš išlaikysiu. Yra labai toks geras pasakymas ir aš nežinau, kaip tas corporate knowledge Amerikoje, ne? Kur tu turi ir ką mes, sakykime, matom Lietuvoje su didesniais klubais kaip Žalgiris ar netgi Rytas, kurie išlaiko tą brandolį ir tada tie nauji žaidėjai, kurie ateina, jie automatiškai, tu negali nepasiduoti tam. Bet koks būtų komandos charakteris ar bet kokia ta dvasia, nu tu įsitrauki į tą visą. Ir tie patys žaidėjai tą perduoda, ar tą žinias, ar tai yra mes esam ten kovingi, ar mes ten, žinai, žiauriai protingą intelektualų krepšinį žaidžiam. Ir turėti tą yra didžiulė prabanga. Ką aš dabar labai gerai suprantu, būdamas šitoj situacijoje, nes mažas klubas negali sau leisti tokios prabangos, nes jeigu tu turi vieną žaidėją, kuris staiga iššovė, kitom sezonė tu jo tikriausiai neturėsi. Tai man šiais metais, man sakysiu, taip, sezonas dar nepasibaigęs ir aš neskaičiuosiu šitų viščiukų, žinai, bet kas mane džiugina labiausiai iš šitos komandos, kad aš turiu du žaidėjus, kurie yra labai svarbus sistemoje, tai yra Deivinas Maknaitis ir Salimas Fofana, kurie pasilieka su manim kitiems metams. Aš jau žinau, kad aš galėsiu jais pasitikėti, kad jie yra ta, žinai, dalis to identiteto, kurį aš bandau čia pastatyti, apie ką yra Šiauliai, apie ką yra šita komanda, kokią sistemą ir jau, kad tu turi, tikiuosi, bus daugiau negu du žaidėjai. Kai baigsis, pažiūrėsim, bet jau du svarbus žaidėjai turėti, kurie grįžta, o ne iš naujo pradėti viską ir vėl visus to pačio mokinti yra be galo sunku ir, žinai, man tai yra tos pamokos, kurias aš dabar semiuosi iš to vyr trenerio kėdėj. Jo, žinai, kad čia geriausias pavyzdys yra iš to corporate knowledge, kaip korporacijos žinios, ne? Kaip jeigu dabar taip išversti, aš bandžiau surasti tą žodžius, yra rinktinė. Nu, visą laiką rinktinė buvo tokia, kur tu atsinešė, tie žaidėjai ateina iš vasaros į vasarą, dažniausiai branduolys būna tas pats, nu, ten iš kartos į kartą, paskui keičiasi, kartos keičiasi, bet iš esmės ta dvasia lieka ir tu perdodi tos kitus naujokus, kurie ateina ir jie neturi kito būdo tik tais prisitaikyti. Tai tu turi prisitaikyti to, nes jeigu tu neprisitaikysi, tu nebeišgyvensi. Taip. Darbas su sporto direktoriu, ne, su Ginu. Jeigu dabar kokia yra jūsų kolaboracija, komunikacija iš tavo pusės kaip veterinis, su kokiom problemom tu pas jį ateini, su kokiom problemom jisai pas tave ateina, įdomu, koks yra ryšys kasdieninis, ar klausimai kokie, kaip treniruotės jisai stebi ir tada kaip jūs tada sukoordinuojat komunikaciją su žaidėjais, kas į ką kreipia dėmesį?
Nu, tai žinai, mes bendraujam gana dažnai ir apie visą tą mūsų sistemą ir tą, sakykime, tą projektėlį, kurį mes dabar turim pasiėmę. Pradėsiu nuo tų paprasčiausia juoda balta paskirstimų. Ginas yra sporto direktorius, kuris atsakingas. Aš nesiveliu į biudžetus, ten rėmėjus, valdybo klubo ar visą kitą. Žaidėjų paieška, kai ateina iki to, tada jau mes sąrašas, aš galiu jam pateikti savo, jis pateikia mano, mes jį sudedam, pasižiūrim ir tada jau kai aš atsisijoju, persižiūriu video, visą kitą, tada jau yra jo darbas. Susikontaktuos su žaidėjų, ten kontraktų derinimai, visą kitą. Jeigu reikia žaidėjų skambučio, aš visą laiką pasiskambini, pasikalbi. Ir tada jau kai žaidėjas, sakykime, mes jį pasirašom, žaidėjas atvyksta, tada jisai tą perduoda man. Jau dabar žaidėjas mano. Ir jisai savo kažkokius pastebėjimus iš šono per treniruotės, kiek jisai žiūri, per varžybas, jisai man pasako, bet jis niekada nesikiša į mano virtuvę ir nesako, tu turi daryti taip ir taip, nes ten mačiau, kad ten nesigavo ir tu turėtum žaisti taip. Pas mus nėra to. Aš nelendu pas Giną ir nesakau, kad žiūrėk, tu turi man surasti ten tokį ir tokį ir mes žinom savo, kur mes gyvenam, kur jis, kur aš, ir mes tą pilką zoną labai gerai gilinamės su tuo ir labai gerai bendraujam, vienas kitą gerbiam ir turim pagarbą ir jisai supranta, kaip aš dirbu, aš suprantu, kaip jis dirba, mes nemaišom savo tų atsakomybių, kurios yra grinai jo ir grinai mano, bet tuo pačiu mes ir turim tą bendrą erdvę, kur mums reikia ir labai smagu, kad mes su Ginu labai suradom toj bendroje erdvėje mūsų vizijos, sakykime, sutampa. Ir jis supranta mane ir ko aš noriu. Ir mes ne visą laiką galim savo leisti tam tikrus dalykus. Ir netgi jeigu galim, nereiškia, kad tai pavyks, nes tai ne tik nuo mūsų priklauso. Tai tam tikri žaidėjai gal nenorės važiuoti. Ir tu paprasčiausiai lieki ant ledo, ne? Bet ta kolaboracija su Ginu pas mus yra labai geri santykiai ir aš labai džiaugiuosi, kad Ginas yra mūsų organizacijų, nes jisai tikrai man būti ir sporto direktorium pačiam ir ieškoti žaidėjų, bet derinti kontraktą būtų kosmosas. Aš nežinau, ar aš galėčiau dirbti savo darbą efektyviai, jeigu man dar būtų ant mano lėkštės dar visą tai, kas dabar yra ant jo lėkštės. Ne, čia be šansų yra, nes čia yra patikrintas faktas ir NBA, ir tie, kurie yra prezidentai ir treneriai, tai ten negali suvesti galus, tas yra apkrova tiesiog nežmoniška ir ta procesorių jau neužtenka tos talpos. Bet iš esmės po treniruočių daugiau arba prieš treniruotis pasitarė dėl kažkokių detalių, į ką kreipti dėmesį, ar tu tai su štabu apie... Mes pasikalbam prieš treniruotės, bet daugiau tai yra personalo, sakykime, klausimais, ne krepšinio taktikų. Taip, kaip būna iš jo pastebėjimų, kuris jisai pasako, ir aš juos labai priimu. Bet kas liečia ten visą treniravimo procesą, treniruočių pobūdžius, varžybinio plano sudėliojimą, tai yra jau grinai mano ir mano štabo dalis. O kaip to sekasi asmeninį gyvenimą sudėlioti tarp Kauno ir Šiaulių, jeigu taip pirmyn atgal? Kai metus prieš tai tu gyveni Turkijoje, o šeima Lietuvoje, tai kai tu grįžti į Lietuvą, ir tai yra tik 2 valandos su mašina, tai yra labai gerai. Ar tai, žinai, ar yra idealu? Faktas, kad ne, bet tokį darbą mes turim. Nebus, trenerio darbas niekada nebus niekam idealus. Tam tikrose stadijose, fazėse tu gali sakyti, gyvenu Kaune, dirbu Žalgirį. Tai ar tai užtruks amžinai? Ne. Tu kažkurioj tai stadijoje savo karjeros, tu vis tiek išvažiuosi į užsienį kažkur. Vaikai, mokyklos, vaikų krepšinio varžybos. Ir aš tikrai šiais metais buvau jau daug jų krepšinio varžybų ir sudalyvau netgi tėvų susirinkimuose ir pamačiau jo žaidžiančius ir aš su jais
susitinku dažnai ir jie atvažiuoja savaitgaliais į Šiaulius, aš stengiuosi grįžti savaitės, jeigu yra laisva diena į Kauną, pasimatyti, ar tai yra ideali situacija, ne, ar tai yra kažkokia bloga situacija palyginus su tuo, ką aš turėjau praeitais metais, visiškai ne, tai yra situacija, su kuria įmanoma dylintis ir aš manau, kad mes gana gerai su tuo dylinamės, taip kad Čia yra nice, nes ne visi sugeba tą, kad tu dar gali sudalyvauti dar, nu, tėvų susirinkimuose ir ten ne, rungtynėse padalyvauti. Čia yra visą kaip laiką, prabanga. sakau, šitam darbe, ir sorry, kad nutraukiau, bet šitam darbe kad tu jeigu pasirinki ir žinai, tai tu turi suvokti, kur tu eini. Ir buvo daug dalykų, kurių aš eidamas į vyr trenerio postą, aš negalvojau, kad bus, kad tu sakai, kur kenčia šeima. Tai, sakykime, mano laiko klausimu gal ne taip kaip anksčiau, bet mano, žinai, present in the moment, to momento buvimo ten, kartais jie kenčia, nes aš grįžtu po varžybų, kad ir sekančią dieną laisvas. Aš sėdžiu ir mes kalbam, bet mano galva ne ten. Ir aš noriu būti ten, aš fiziškai ten, bet tavo mintys ne ten, žinai. Tai pralaimėtos varžybos, kažkokios traumos, sudėtingos situacijos, tu viską nešiesi su savim, nes tu atsakingas ir už žaidėjus, ir už trenerių štabą, ir už planus, ir varžybas, ir viską. Ir tą palikti, paimti ir padėti ir išjungti neįmanoma, nežinau, ar tu gali tai padaryti ir žinai, buvimo to, žinai, fiziškai ten, sakyčiau, mes gerai dylinamės, reikėtų geriau išmokti, gal dylinti su to, žinai, atsiribojimu nuo viso to, bet aš nemanau, kad aš sugebėčiau tai padaryti, nes jeigu aš sugebėčiau tai padaryti, tai tada aš nelabai būčiau geras kitoj srity, tam savo darbe. Čia turi gyventi ir pilnai gyventi. Ir išgyventi, ir sugyventi. Ir dėl to, žmonos antros pusės labai yra svarbu tas palaikymas, nes yra irgi tą reikia atiduoti tą kreditą žmonom ir antrom pusėm, kurios tą išgyvena ir atlaiko namie ir palaiko vaikus ir viskas yra. Tai čia žiauriai didelė yra našta ir tą atstovauti abi dvi pusės nėra lengva. Tai kaip ir. Taip, ir žinai, lengva tiem, čia, žinai, visi sakys, ko tau trūksta, žinai, pinigų ten, gyveni, namai, mašina, ko tik nori, kelionės. Taip, bet tu neturi to, žinai, pilnaverčio šeimos gyvenimo ir tos žmonos ir mano žmona, tas darbas su vaikais ir būti tuo emocionaliu ramščiu tau, kai tau reikia išklausyti ir supras, kad, žinai, man dabar blogai ir aš užsidariau, nes man blogai ir arba man reikia dabar išsikalbėti ir, žinai, aš gal kažką susinervinęs ar piktai sakau, bet tai nėra, kad aš pykstu ant tavęs, aš pykstu dėl kitų dalykų. Tai aš tikrai atiduodu visą pagarbą savo žmonai, nes jinai yra fantastika ir palaiko mane, supranta tą šeimyninę ir tų žaidėjų, trenerių žmonos tikrai yra tos moterys, kurios tikrai yra ten ir jos visą tai supranta ir palaiko, jom tai nėra tas aukso gyvenimas, kurie čia visi taip įsivaizduoja. Taip, tikrai taip. Čia labai daug kas blogai išvėgia kartais, kaip jie taip galvoja, kad taip viskas lengva. Tai esu trenerių, rate, su kuriais kontaktą turiu, kurie atsiriboja visiškai ir tą telefoną išjungia ir tada nuo vakaro nėra pasiekiami arba ryte nėra pasiekiami tam tikrų laikų, tik tais kaip ir dedikuoja. Tai čia irgi toksai labai sunkiai atskirtis yra, kad tu vis tiek galvoji, kažkiek tai minimaliai bandai atsijungti, kad galėtum atsigauti ir tada kitą dieną būti šviežias. Tai čia irgi toksai metodas. Taip, tu turi pailsėti. Būtina. Mano ATOs pasiruošęs, paskutinė dalis. Gerai. Geriausia asmeninė investicija ir geriausia profesinė investicija pastarųjų 6 mėnesių. Profesinė investicija, tai sakyčiau, geriausia buvo, kad aš pasiėmiau U20, nes man šitam karjeros etape tai buvo kaip apšilimas, kas manęs laukia
nes buvimas rezervinės rinktinės treneriu mane nepastatė į tas roges, nes nebuvo jokio spaudimo, nieko. Su U20 tu atsakingas jau už rezultatus, tai yra Lietuva, Europos čempionatas, tai yra spaudimas, tai yra stresinės situacijos, tai yra 3 varžybos per 3 dienas ar ten 4 ir tu jau tam stresė gyveni, tavo galva, mintis dirba 24/7 non-stop, ne? Tai, kad aš pasiėmiau U20 praeitą vasarą, tai, sakykime, karjeros atžvilgių, einant į šitus metus kaip ir treneris, buvo geriausia investicija. Asmeninė investicija, tai čia, jeigu ne karjeros atžvilgių. Gaila, kad dabar medžioklės sezonas dar neprasidėjo, nes tik 15 gegužės prasideda, tai sakyčiau, kad nes tai, žinai, aišku, aš be proto vertinu laiką su šeima ir ta investicija laiko yra, aš net negalėčiau tai vertinti, tai yra investicinis, tai yra dovana, investicija į save, asmeninį, tai kad aš radau tą būdą, kaip aš galiu atsiriboti nuo to, išvažiuoti į mišką, atsisėsti į bokštelį, žinai. Ir gaila, kad aš to negaliu daryti dažniau, nes mano darbas neleidžia to padaryti. Kokį profesinį skillsą norėtum turėti ir kokį asmeninį skillsą norėtum turėti? Profesinį, sakykime, gal norėčiau šitoj stadijoje trenerio, kurioje dar esu, tie on the fly pakeitimai, žinai, tai vis dėlto aš dar visiškai naujas ir tai man reikia laiko dar, žinai, pamatai ir tada tau reikia pagalvoti, okei, čia, tada kitam kėlinukį gal ne, tai neįvyksta dar, žinai, aš norėčiau, kad profesionaliai tai įvyktų man greičiau. Aš žinau, kad tai ateina tik su patirtim ir tai tu turi išlavinti tai. O asmeninį skillą, kurį aš norėčiau pagerinti, aš sakyčiau, mano žmona labai, žinai, jinai skaito daug knygų ir aš norėčiau rasti laiko paskaityti tų knygų, nes aš perskaičiau vieną jos duotą knygą man, bet aš taip nerandu laiko, tai aš norėčiau, kad aš būčiau tas, kur, žinai, nes irgi išėjimas, vėlgi, tai prieina prie to, kaip tu išeini iš to pasaulio, kuriam tavo smegenis nenusiramina. Ir ką aš radau, labai vakare atsisėdau ir skaičiau tą knygą ir tu įsilieji į knygą ir tu pasimiršti, žinai. Tai gal jinai man kažką bando pasakyti ir aš turėčiau sureaguoti į jos žinai, tos dalykus, kad gal man reikėtų pradėti vėl skaityti tas knygas dažniau. Savotiška meditacija gaunasi. Ir paskutinis klausimas, Tim Ferriso klausimas, kurį aš pasivaugiau ir kiekvienam podcast'e klausiu tavo favorite failure, tavo mėgstamiausias, mylimiausias failas, kur tu grįžti atgal, galvoji, blemba, sunkus buvo periodas, bet aš džiaugiuosi, kad aš tą klaidą padariau, kad aš daug pamokų pasisėmiau iš to. Mėgstamiausias failas. Geras klausimas, šitoks, žinai, nėra taip iš karto labai sunku atsakyti. Nes labai persipina ir krepšinis, ir asmeninis gyvenimas, ir tas mėgstamiausias failas, tai nes gal sakyčiau, kur buvo momentas, kai aš turėjau pasirinkti tarp krepšinio, rinktinė, važiuoti ar nevažiuoti rinktinę ir žinai, aš neišvažiavau ir jie tada pasaulio čempionate laimėjo medalius, bet aš taip pailsėjau tą vasarą, kur, žinai, nes tai buvo pasaulio čempionatas Turkijoje ir aš tuo metu, Kęstas buvo treneris, jisai mane kvietė ir aš labai daug galvojau apie tai važiuoti, nes tikrai tada
rinktinė buvo to situacijų, kur tikrai galėjau važiuoti 12. Ir aš labai džiaugiuosi už tos, kurie išvažiavo ir laimėjo, bet aš tą vasarą taip gerai, aš atsimenu, aš sėdau į lėktuvą, švariau į Belizę, vienas, divingas, geras maistas, aš grįžau po Belizės, aš išvažiavau į Montaną, į medžioklę, žinai, kur aš feilinau su Lietuvos rinktinė, nes aš galėjau važiuoti ir būti to dalis, laimėti tą medalį ir taip, žinai, blemu, kodėl aš tai nepadariau. Bet aš tada atsimenu, kaip aš sekančiais metais grįžau pailsėjęs ir kaip man to reikėjo, nes tai buvo sunkus metai po daug metų tų rinktinių ir visa. Tai gal tas mėgstamiausias feilas nustosi įrašinėti ir aš sakysiu, dar vieną prisiminiau, bet šiuo metu, sakykim, tai yra tai. Čia geras, nes čia iš tų visų klausimų, kur aš esu uždavęs kitiems tą patį, tai šitas turbūt toksai samiausias ir prasmingiausias atsakymas, nes yra susijęs su dviem skirtingais, sliding door momentai, ne? Ir tada visai kitas gyvenimas, visai kita patirtis, bet tu iš tos patirties pasisėmė tiek daug, kad tavo trajektorija tiesiog padidėjo. Tai man kaip ir labai, labai įdomus ir geras atsakymas. Tai va, ačiū tau. Ačiū, kad pakvietei. Tikiuosi, smagiai susižiūrės. Man atrodo, kad labai, labai išsamei, gerai ir sklandžiai mes pasikalbėjom ir manau, kad labai daug pamokų visiems profesoriams, kurie norės, ar treneriam, ar skautom, ar sporto direktoriam būsimiems. Tai labai ačiū, kad klausotės, žiūrėjot ir Dariau, kaip tave gali surasti Instagram'e greičiausia tave. Instagram'e, taip, Instagram'e. Ir iki greito pasimatymo. Ačiū Jums. Čiau.